Tegul mane kaltina už gailestingumą, bet ne už žiaurumą. Ši tėvo Valerijaus ištarta mintis, jau išjungus filmavimo kamerą Pilnų namų bendruomenėje, man skamba ausyse iki šiol. Tiesiog gera apie tai galvoti. Jaučiu, kad net rašydama šiuos žodžius šypsausi ir pati noriu būti jautresnė, pakantesnė ir geresnė. Kas šis žmogus paliekantis tiek šviesos kiekviename iš mūsų vos po kelių valandų bendravimo? Mokytojas, kunigas, guru ar tiesiog tėvas, neteisiantis ar smerkiantis, o bandantis suprasti ir ištiesiantis ranką visiems vaikams, net ir suklupusiems ar parpuolusiems. Tiems, kurių purtosi visuomenė. Ką ten visuomenė? Apsvaigusių nuo kvaišalų jų dažnai įsižada net patys artimiausi žmonės. O man su jais gera, sako tėvas Valerijus. Atradau savo pašaukimą. Kai atšyla šitų vaikų širdis, jie prieina, apsikabina. Argi gali būti nuostabesnis jausmas? Nedrąsus buvo tik pirmieji žingsniai, kai labai norėjosi padėti, bet kamavo abejonės, ar pavyks. Maždaug prieš 13 metų atvykus dirbti į vieną kaimo parapiją, kurioje buvo pakankamai pastatų, ten atvažiavo mano pažįstami, artimi pakankamai bičiuliai, bendraamžiai ir papasakojo apie savo vaikus, kurie pateko į bėdą. Klausdami, gal tu galėtum kažką jiems padėti. Na ir mes taip sutarėm, kad jie atvažiuos kokiai savaitė, mėnesiui, truputį pagyvens. Na, taip ir atsitiko. Atvažiavo, pabuvo, po to prie jų prisijungė kiti, tiem padėjo, vėlgi tas garsas nuvilnijo, jo po to dar daugiau norinčių. Na, ir tokiu būdu pradėjo kurtis mūsų bendruomenė. Žinoma, svarbiausias momentas šitame visame procese, manau, tai, kad buvo vidinis širdies atsiliepimas į tai, kad tą reikia daryti. Atradau savo charizmą, savo pašaukimą, savo vietą bažnyčioje ir manau, kad pasirinkdamas darbą su šitais žmonėmis, iš tiesų pasirinkau laimingą kelią, nes pažinau viešpatį visai kitų pavidalų. Taip kaip mokė motina Teresė, tarkime, atpažinti Kristų, mažiausiai į jį panašiame žmoguje. Ir kada tai pavyksta padaryti, viduje tikrai ateina didelis džiaugsmas. Aš esu priklausomas žmogus. Turiu dvigubą priklausomybę. Narkotikai ir alkoholis. Nežinau, koks gali būti apsvaigęs nuo kažko tai gyvenimas. O kaip seniai jūs turite tas priklausomybės? Aš pradėjau vartoti praktiškai nuo 19 metų. Vartojau 3 metus ir heroiną. Pradėjau, aišku, nuo žolyčių, tokių smulkių dalykų. Man dabar atrodo, čia labai smulkus. Paskiau metęs narkotinės medžiagas, aš pradėjau, radau kaip ir pakaitalą alkoholį. Nes aš vartodamas narkotikas jau būčiau nemetęs, būčiau tikrai jau su jumis dabar nebestovėsiu, nepasakosiu jums savo istoriją. Jeigu būčiau ne sava, mirtim išėjęs, būčiau išėjęs, pasidaręs savo ką nors, nes teko man ir kartės ir panašiai. Manyčiau, kas yra svarbu kunigui, vienuoliui, na ir kiekvienam krikščioniui, mokytis ir maždaug išmokti, mylėti kitą žmogų, koks jis bebūtų. Ir kada turi širdyje tą nuostatą, troškimą mylėti, mėginti tai daryti, nėra sunku. Sunku tada, kada nešiojasi pyktį, kada esi pats įsitempęs, kada kito negali iškęsti, atleisti, matai kažkokias jo nedorybės, kurios užstoja patį asmenį, tada žinoma yra pakankamai sunku. Impulsyvių susierzinimų, tokių trumpalaikių supykimų, natūralu, tai yra kaip ir kiekvienuose namuose, taip ir pas mane. Ir mano širdyje gimsta tokie dalykai. Kartais ir pakeltų tono reikia prabilti ir kaip nors nubausti ar išbarti, dar kaip tokių dalykų nutinka. Tačiau pati esmė tai yra žmogaus vidinė nuostata, kad širdis būtų švari.
kad nebūtų išankstinio nusiteikimo, nebūtų pasmerkimo, apkaltinimo žmogaus dėl kažko. Visuomet jam reikia suteikti galimybę, koks jisai bebūtų. Buvo problemų su gyvenimo būdu. Gyvenimo būdas tai alkoholis, narkotikai? Narkotikai. Taip ir atsidūrėm. Ir ilgai jos vartojo? Nu, su pertraukom 10 metų. Su pertraukom. Buvo ir dirbdavau, jo, bet, nu, kaip pasakyti, kuo toliau įsivažiuoji, tai baigėsi visi darbai ir prašiausiai priklauso nuo to, kiek laiko tu vartoji. Sakykime, kai pradedi dar tam pusę metų, nu, gali gal kažkaip tam padirbti, dar kažką, paskui be šansų. Patys tėvai pasakojo, pareina iš darbo, durų nėra, spintos nėra, lovos nėra, apie indus ir kitus smulkesnius daiktus net ir kalbos negali būti, nes tai jau seniai išgaravo. Išneša viską iki paskutinio siūlelio. Ir kad žmogus pradėtų mąstyti, tie tėvai, žinoma, pritaikė tą žiaurėją metodo dalį, kada vaikai išvejami į gatvę, tu gyvenk kaip tu nori. Ir keliauk į dugną, iš kurio arba pakilsi, bet gali kartais ir nepakilti. Na, čia ateina tie, kurie susimotyvuoja blaivystėj. Ir tarkime, jie jau patyrė šilto ir šalto, žino, kas yra gyvenimas, kas yra narkotikai, kaip kurie žino, kas yra kalėjimas, vienas kitas žino, kas yra beprotnamis ir jie jau nebenori šitų dalykų. Todėl atvažiavo čia, tikėdamiesi, kad pajėgs susitvarkyti. Visi šiuo metu į čia atvažiuojantieji praėję yra detoksikacijos laikotarpį, motyvuoti ir atvažiuoja savo norų. Esu linkęs tikėti žmogumi visada, tol, kol žmogus gyva šitoje žemėje. Kaip ir bažnyčia tik ir kaip moko. Ir kiek kartų viešpats liepia atleisti, sako, iki 77 kartų, tai reiškia begalybė. Širdyje reikia atleisti visada. Aišku, tarkime, reabilitacijos grupėje yra ribos. Yra tam tikros taisyklės, kurių, tarkime, net ir aš negaliu pažeisti. Tarkime, negali būti taip, kad žmogus pabuvo savaitę, išvažiavo, atkrito, grįžo, 3 dienas pabuvo, išvažiavo, vėl atkrito, na, kitaip tariant, kursuoja kaifuoti. Ne, šiuo atveju gailestis apsiribot gali tik malda, daugiau niekuo. Prieš tai vartojau narkotikus daugelis metų ir taip atsitiko, kad mano gyvenime Dievas Jėzus atvedė mane čia, duodamas dar vieną galimybę. O tas taškas, aš sakau, kad ten jau buvo man išgyvenau tokį labai nelengvą momentą savo gyvenime, tiesiog bandžiau nusižudyti ir tada tiesiog ir supratau, nes jau tas noras nusižudyti, negyventi, tiesiog jaučiau visos visuomenės, viso pasaulio atstumtas, jaučiau pyktį ant viso pasaulio, neapykantą, didžiulę gėdą už savo tokį gyvenimą. Ir tada griebiausi paskutintos kažkokios galimybės, kviesdamas Dievą. Aš manyčiau, kad visų pirma veikia Dievo malonė. Dievo malonė veikia todėl, kad čia kiekvieną dieną meldžiamasi ir pakankamai daug meldžiamasi. Ir ne aš vienas, daugiausiai broliai meldžiasi ir daugiausiai su broliais lygiai tiek pat ir tie atvykstantieji. Jie vienas iš kito gauna tam tikrą dvasinį palaikymą. Nuėjęs žmogus į kitą terpę, kurioje tikėjimas yra užslopintas, kur tarsi gėdijimas tikėjimo, kur lyg ir nemadinga būti tikinčiu. Čia jie išmokomi atsiverti Dievui, o per tai, žinoma, natūraliai atsiveria ir vienas kitam. Tada jie sulaukia moralinio palaikymo, sulaukia tvirtybės. Tai yra ir, sakykime, ir Dievo malonė, ir tokia psichologinė pagalba natūraliai išsivystanti ir atsirandanti. Na ir gražus tarpusavio sutarimas per tai vykstantis.